Kodėl aš pabėgau iš Lietuvos, brangieji? Šiandien prisipažinsiu, kodėl pabėgau iš Lietuvos, tai kam buvo smalsu, kam buvo įdomu, kodėl Darius Overningas pabėgo iš Lietuvos, šitame video įraše išdėstysiu jums detaliai. Visų pirma, nežinau, ar teisingas klausimas būtų pabėgti, nes daug kas sako pabėgai, išbėgai, pabėgai, tokie kaip kaltinimai jaučiasi. Galbūt teisingiau būtų sakyti palikau Lietuvą. Bėgti man iš Lietuvos nereikėjo, iš Lietuvoje labai gerai gyvenau tikrai geriau negu dauguma lietuvių, bet sprendimą aš priėmiau palikti Lietuvą dar 19 metų būdamas, bet galų gale jau emigravau 29, tai 10 metų užtruko, kol subrendo, kol pasiruošiau, ar būtinybė atėjo tikrai emigruoti. Bet jau 19 metų buvo svajonė tokia išvažiuoti, žinot, Amerika visada buvo svajonių šalis. Bet iš tikrųjų daugiau faktorių yra ir aš tos faktorius išvardinsiu, kodėl mes su šeima palikom Lietuvą ir kodėl šiai dienai net nebesvarstom tokios galimybės sugrįžti ir gyventi Lietuvoje. Aš iš tikrųjų jums turėčiau klausimą, kodėl jūs dar Lietuvoje? Kažkada Lietuva buvo 3,5 milijono gyventojų, dabar kažin ar 1,5 milijono bėra. O jeigu dar atmesti vaikus ir senelius, tai kas čia belieka? Gal kokie tik 500 tūkstančių. Kaip gera įmonė Amerikos, ne? Yra įmonė Amerikoje, kur daugiau darbuotojų yra. Tai ir viskas, šalis kaip viena įmonė, kur ne pačios geriausios sąlygos, kur ne patys geriausi atlyginimai. Ne? Bet pradėkime nuo to, kodėl aš nusprendžiau išvykti iš Amerikos, tiksliau iš Lietuvos, emigruoti į Ameriką. Iš tikrųjų visada maniau, kad galiu kažką tai daugiau, tai 19 metų ir buvo tokia svajonė, bet jinai, matyt, nepakankamai dar pasiruošęs tam buvau. Bet dabar pavardinsiu priežastis, ko galbūt aš Lietuvoje neturėčiau, aš arba mano šeima Lietuvoje neturėtume. Taip turėtumėm prisiminimus, taip turėtumėm. Aš kaime gimęs, kaime augęs, tai kaimą galėtumėm nuvažiuoti. Bet, kažin ar turėtų mano sūnus, padėjau aš trofėjus parodyti, kažin ar galėtų mano sūnus būti geriausias šachmatistas 10 metų būdamas Lietuvoje. Gal šita priežastis, gal traukia tas tobulėjimas, gal traukia tas augimas. Galbūt, kad galima mokytis $10 000 kainuojantis seminaras Anthony Robbins Business Mastery, ar ne? Gal, kad nuvažiuoji tokį seminarą, susimoki $10 000, bet tu žinai, kad tikrai nuvažiuoji pas patį geriausią pasaulyje. Galbūt, kad gyvenam 220 kvadratinių metrų apartamentuose ir visai nereikia mokėti už šildymą. Galbūt, kad tas vaikas yra čia Amerikoje skatinamas, vaikai mums yra svarbus skatinamas. Jam buvo dar 5 metukais jau ant scenos Kalifornijoje, kartu su Nobelio premijos laureatais, jis kalbėjo apie technologijas, apie finansus, jam buvo aplodismentai, žodžių vertimas, iš jo interviu ėmė. Kažkaip dar Amerikoje vertinamas tas intelektas, vertinamas tas tobulėjimas. Iš to paties vaiko Lietuvos valdininkai, Lietuvos valdininkėliai sugalvoja tokią aferą kaip renovacija ir po to ten vietinė šaika merijoje, statybinės bendrovės priima įstatymą, žinot, ir po to, reiškiasi, šito vaiko, mažamečio vaiko kur paveldėtas iš senelių turtas,
Reiškia, jie pradeda renovaciją daryti apgaulės būdu, reiškia, įkalbinėja, klastoja, meluoja iš išorės, ten putplasti uždeda ir visiems ten dešimtimis tūkstančių ar kiek visai neadekvačias renovacijas. Kodėl? Todėl, kad gaujelė nusikaltėlių valdo šalį. Ir tu nieko nepadarysi. Iš to vaiko Lietuvoje atiminėja turtą, tas vaikas Amerikoje garbinamas dievina. Man tas yra malonu, ar ne? Iš šito vaiko Lietuvoje vagia, kai aš pats su nekilnojamo turtu pradirbęs su Lietuva 30 metų. Reiškia, taip, vaikų teisės saugo, normaliom šeimom reikia leidimo iš teismo, trukdo tos pardavimus, daryti tą biurokratiją, vis daugmaž čia jūs neleisim net jūsų paties turtą parduoti, ar ne? Žodžiu, kiša atseit saugo vaikų teisės ir taip toliau. Kokias vaikų teisės? Vagia pinigus. O taigi čia yra juk vaikų tas teisės, kad teismas turi nuspręsti, kad ar nepabloginamos mažamečio sąlygos. Tai pabloginamos. Tai mes čia pakeliam kipiršą. Ir kol kas išieškojimo nėra, nes tada mažamečio turtas būtų iš varžytinių išstatytas. Suprantat? Ir jie pakibo tokioje situacijoje. Mes sužydintumėm visą žiniasklaidą. Sukilimą Lietuvoje suorganizuotumėm. Tam, kad apginti vaikus. Bet matot, žulikėliai sulindė į valdžią. Keli žulikėliai. Tų žmonių nedaug. Nu, va taip ir. Kažin ar galėtumėm mes sau leisti. Ir kažin ar būtų vertinamas vaiko intelektas. Kad nelabai turbūt, ar ne? Tai va, mes čia turim tą, kad Lietuvoje ko gero neturėtumėm, ar ne? Neturėtumėm tokio vaizdo, ar ne, ant vandenyno kranto, nes nėra Lietuvoje vandenyno, ar ne? Nu gal prie Baltijos jūros. Daug dalykų, kas čia galima būtų vardinti ir tobulėjimas. Ir klimatas, aišku, Majamėje klimatas, Lietuvoje, aš žinau verslininkų, kurie Lietuvą palieka vien dėl to, kad jiem depresija yra, vis tiek verslas, dideli verslo greičiai, saulės nėra, šalta, kažkaip norisi tų šiltų kraštų, norisi atsipalaiduoti, norisi pailsėti. Čia mes turim saulę Floridoje visus metus. 1-2 mėnesius būna kartais vakarai tokie vėsesni, bet kas tie vėsesni 15 laipsnių šilumos. Va čia jau šalta pas mus, jeigu 15 laipsnių šilumos, ar ne? Tai va, todėl turbūt ir, kad Lietuvoje kažkaip, mąstydamas toli į priekį, nemačiau aš tų perspektyvų gyventi Lietuvoje. Tas ribota ta šalelė tokia, ne? Atsimenu universiteto profesorė, man buvo, nežinau, apie 20 gal metų. Universiteto profesorė sako, Dariau, suprask vieną dalyką. Lietuvos geografinė padėtis yra tokia, kad Lietuvoje niekada nebus gerai. Pastoviai kažkas dėl jos pešis, kažkas norės atimti, kažkas norės išnaudoti ir taip toliau ir panašiai. Nu, sako, pasižiūrėk istoriją, kada Lietuvoje buvo gerai. Kada Lietuvoje buvo gerai? Prieš 100 metų, prieš 50 metų, reiškia, pirmas pasaulinis karas, antras pasaulinis, pokario metai, trėmimas į Sibirą, kas toliau? Po to Tarybų sąjungos, kai kam gerai buvo, kai kas kaip tik jautėsi suvaržyti, ar ne, visi vienodi turėjo būti Lenino anūkai. Reiškia, po to laisva Lietuva, banditizmas. Tiesa, vienas iš impulsų buvo man išvykti iš Lietuvos, nors tikrai aš Lietuvoje 21 metų pradėjau su nekilnojamu turtu ir 25 metų jau buvau milijonierius litais. Reiškia, tikrai Lietuvoje aš ir tų pažįstamų, ir tų ryšių turėjau ir taip toliau, ir taip toliau. Tuo metu, kai dirbau su nekilnojamo turtu, tas banditizmas, tas reketas užtys, aišku, dabar jau atseit jo nebėra, dabar reketas pakilo į aukštesnį lygį, ar ne, dabar valdžioje sėdi tie nusikaltėliai, kur išliko, kur dar neišsišaudė, ar ne, neišsižudė. Jie dabar įstatymus panaudoja, teisėjus, advokatus, mulkina, dulkina visus.
Ir jie ten šaika giminių susirinkus ir jiem nusišikti. Ir ką tu jiem padarysi? Jie tokie kaip dėdai, kaip reketo sėdi, teisėjai, advokatai. Va čia jūsų nusikalstamas pasaulis, brangiai. Teisėjai, advokatai, prokurorai, policininkai. Tai yra nusikalstamas pasaulis. Jeigu gerai pažiūrėsit. Tai aišku, paprastas žmogelis, darbininkas, nu ką jisai supranta, jis nieko nesupranta apie tą gyvenimą, kaip viskas vyksta, ar ne. Bet tik tai kažkokią bandyk atrasti tiesos, kad ir mūsų mažamečių vaiko, reiškia, skolas uždėję, turtą bando pasisavinti, ar ne, nepavyksta kol kas, ar ne. Mes kreipsimės į Amerikos ambasadą, mes kreipsimės į Amerikos, nes šitas vaikas yra Amerikos pilietis. Mes kreipsimės į gubernatorių, kreipsimės į prezidentą, kad apsaugotų mažamečio turto grobstymą laisvoje Europos šalyje, Lietuvoje, ar ne? Tai gal dėl to ir ne, kol kas jie jau seniai priteisė tas sumas, bet neišieško, aš taip ir laukiu, kada išieškos, neišieško. Visi laukiam, visi laukimo stadijai, ar ne? Teismai ilgai nepriminėja, galvoja, tas Sovernikas turi ilgą liežuvį, tas Sovernikas matyt kažką tai pasidomėjo, matyt galvoja, čia blogai, gerai nebus, bus blogai, ar ne? Žmonės galvoja, kad aš kažką prisidirbau ir pabėgau. Tai kad ne, žinokit, mano namuose gaidriukiniai buvo atvažiavę tokie, gal teko girdėti Klaipėdoj, grasino man, kad ten nalogus mokėčiau ir taip toliau. Aš ten gyniau vieną veikėją tokį, kaip gyniau, negyniau aš jo, jis ten netyčia įlindo ten klube, reiškiasi, kėdę paprašė, jį ten pradėjo spardyti, aš bandžiau ištraukti, jį išgelbėti, aš jau žinojau, kas ten sėdi ten toj vietoj, ten visi tie gangsteriai, aš juos taigi pažinodavau pagal veidus, ar ne? Nes jie pastoviai bandydavo mane reketuoti ir taip toliau ir gaudavo vidurinį pirštą, tai tas labai nepatikdavo jiem. Ir butus mano plėšė, ir automobilius, ir taip toliau, ir visą laiką. Ir vietoj to, kad kažką gautų, vietoj to mes juos uždarinėdavom į kalėjimus. Tai reiškia, vietoj to susidorodavo aš su tais nusikaltėliais, tai jie man ten grasindavo ir tas ir anas. Po to muštynės buvo įvykusias, ten keliesi užpuolė, reiškia, mane ten bandė daužyti, bet sąmonę praradau tik tai po to, kai namo grįžau ir išvežė į ligoninę. Po to jie ir pinigus siūlė, ir bandė ten visai atsiprašinėti ir taip toliau, ir grasinti bandė, ar tu daug maž žinai, kas mes esam, sakau. Žinau, jūs turit pistoletus, jūs ginkluoti, sakau, bet aš iš kaimo, sakau, aš su šake galėčiau jūsų žarnas ištasyti, o taip prasukti ir taip visas žarnas, visas skrandį galėčiau su šake, sakau, ir be jokio gailesčio. Tai jie turbūt pagalvoja, kad aš išprotėjęs. Ir nelindo kažkaip prie manęs. Ir nelindo. Kaip, bandė lysti, bet ypatingai jokios baimės. Po to kažkas netgi, ar per nekilnojimo turtą, jau čia man Miami buvo, skambina, mes atvažiuosim, tai susirasim, sakau, atvažiuokit, aš pats pasitiksiu oro uoste, pažadu vyrišką žodį, nieks neatvažiuoja. Tai ką mes žinome apie tos banditus? Bailiai. Kas žino banditų tą psichologiją, vienas ten žulikėlis toksai drąsesnis pas juos ir visas spiečius apie juos nemylimi, tokie vaikučiai nuskriausti, o po to jie ten biški pasportuoja ir muša, žudo, prievartauja ir taip toliau, jie yra chebra. Bahuriukais vadindavau juos, ne? Tai kažkaip tų neišsigandau labai pro tas visas banditizmas, kai praėjo tai 90-ieji. Nemažai aš ten jų esu uždaręs. ir toliau vaikščiodavau, važinėdavau miesto gatvėmis, žadėjo mane ir susprogdinti ir viską. Tai aš jam tokį pasakiau, sakau, jūs mane, jeigu jau sprogdinsit, pasirūpinkit, kad mažais gabaliukais. Nes jeigu aš išliks galva ir liks dar kūno kažkiek, jums šakis visiems bus brangiai. Ta žinokit tiksliai. Tai kažkaip nieks nieko daugiau ir nedarė. Gal išsigando banditai? O gal neturėjo laiko, gal užsiėmė, buvo bailiais, nes mato, tas nebijo, tai reikia bailiais užsiimti, reikia tos bailius reketuoti. Bet iš tikrųjų, dar aš kadangi senamiestį gyvenau, tai toks sutapimas, kaip ženklas turbūt buvo, susprogdino Klaipėdoj Čianga, toks buvo susprogdintas, kaip tik per 2 namus susprogdintas buvo, prieš 25 metus. Ir jeigu pažiūrėsi,
Toje vietoje, kas prisimenat, kur buvo susprogdintas, mes buvom grįžę prieš 5 metus į Lietuvą. Tai aš praėjau, grinai ten Kurpių, man atrodo, Kurpių gatvės namas, ar 4 Kurpių, ar kažkelintas. Ir ten, kur buvo, aš atėjau iškart po sprogimo, kaip tik namuose buvau tuo metu. Smūgis didelis, sudrebėjo langai, visas senamiestis ant toks nugriaudėjo. Ir po to man važiuoti į darbą, žiūriu, kas ten policija, ateinu, miesgaliai mėtosi, automobilio stogas toks kaip balionas, o reiškia, kas jau matė iš karto po sprogimo tą visą dalyką, tai jau, reiškia, jam nutraukė koją išmetė per langą, trenkėsi kokių gal 3,5 metro aukštį, tą koją į sieną trenkėsi, nukrito ant žemės, reiškia, nutraukta jau. Nu ir jį ten atvažiavo, ta greitoji pagalba, nuvežė į ligoninę, bet ligoninėje ar bevežant, ar ligoninėje mirė. Žmona atbėgusi buvo į tą įvykio vietą, pamatė kaip atrodo, verkė visą, pamačiusi, žinai, kaip tas automobilis, jau suprato, kad jau nieko gero nebus. Tai matomai ten žmona buvo, jauna tokia moteris. Tai nekoks vaizdas iš tikrųjų, nu bet žinot, Čiangatas, Rasborkės, rajonai, ten jų teritorija, žinai, tas Afganistane tarnavęs. Ir žodžiu, toks gyvenimas, tokie laikai mano. Vieną trenerį nušovė, kitą trenerį nušovė, tokie buvo laikai. Tai kai tą susprogdino, taip, aš kaip veterinaras prie tų miesgalių pripratęs, kažkaip pakraipiau galvoju, aiškinasi banditai, tegul aiškinasi, žinai, ką padarys čia, jų žaidimo taisyklė, žinai. Ir nuėjau savo reikalus toliau tvarkyti. Po to praėjo kažkiek laiko kitas sprogimas, jau už Danės upės Klaipėdoj. Tai va tas sprogimas, kai vyko, aš jau matyt apie šeimą galvojau, kažką dar nebuvo šeimos, bet galvojau. Kitas sprogimas įvyko ir nuėjome mes ten jau su draugu pažiūrėti, žinai. Tai ten labai jau stipriai buvo to trotilo įdėta, ar kažkokių sprogmenų, kad netgi stogą pilnai nuplėšė ir ten 4 buvo, visi tie 4 į faršą pavirto. Ten tiek daug įdėjo sprogmenų į tą automobilį, kad ten pirštai skraidė už kelių šimtų metrų, reiškiasi, ir uždarė ten visą tą Danės upę, žinai, Danės tos pravažiavimo, žinai, visą tą gatvę, Danės uždarė vienoje ir kitoje pusėje. Ir aš taip žiūrėdamas į tą žarnas ten tysančias iš to automobilio, nes ką tik sprogimas buvo įvykęs, galvoju, kad nenoriu aš tokioj šaly gyventi. Galvoju, o jeigu aš ten, tai jie ten tegu aiškinasi, tegu sprogdinasi, tegu šaudas, čia jų problemas, jų žaidimo taisyklėse, ne? Bet aš galvoju, jeigu aš su vaiku būčiau ėjęs pro šalį, nieko dėtas, ne prie ko. Bet tuo momentu būčiau ėjęs ir ką, ir viskas, ir galbūt mirtis, galbūt sužeisti ir taip toliau. Galvoju, jeigu nesugeba vietinė valdžia, policija pasirūpinti, kad tos žaidimus kažkur perkelti, kažkur kitur, tas jų Rasborkės. O vėliau žinomės, kad komisarai imdavo pinigus ten iš tų jau lyderių ir taip toliau. Viena chebra, taigi kas supranta tą žaidimą, suprantat, kad ten ir narkotikų visa prekyba jau vyksta per policiją, kuo puikiausiai. O jie ten žaidžia, atseit kažką pagauna. Mano vieną agentą buvo, atseit pagavo, areštavo per klaidą, atseit jie pasalą turėjo, per klaidą tą areštavo, įsivaizduokit. Ir po to dar teistumai paaiškė jam, po to jau įrodė, kad čia jie apsiriko, sumušė tą vaikinų, kai bagažinę įmetė, mano agentą. Ir po to paaiškėjo, kad tikrai apsiriko jie. Bet kadangi jis besigindamas įkando policininkui pirštą, tai už tą įkandimą jam teistumo policininkai kašmarai sapnavosi, nukentėjo. Va tokius paistalus. Kodėl? Todėl, kad tai yra žulikėlių nedidelė šalis, keli žulikėliai ten turi atsieitą įsivaizduojamą valdžią ir jie tos ubagus, tos kvailius likusius dar dulkina per visus galus, ne? Tai va tie dalykai labai nepatiko. Aišku, dabar jau gal, sakykime, labiau civilizuota, bet kas ta civilizuota, kas to civilizuota Lietuvoje? Ir aš labiau jums turėčiau klausimą, kodėl jūs dar gyvenat Lietuvoje? Kodėl, užduokit savo klausimą, kodėl jūs vis dar Lietuvoje? Niekada Lietuvoje nebuvo ir nebus gerai, per maža šalis. Keli žulikai atsisėda tenai, švogeriai ir taip toliau, ir jie neturi jokių moralės taisyklių, nieko, jiem neįdomu, vaikų turtą atiminėja, reiškiasi,
nekaltus muša daužo ir, nu, toks dėdavšina, nu, tai reketas, tik tai tiek, kad jau policija, prokuratūra, jau ten teisėjai, visi savi, vas, žinai, nu, ir aš su tais teisėjais, ir su tais prokurorais, taigi esu bendravęs ir pirtelėse buvęs, ir su generaliniais prokurorais, ir su komisarais, nu, man reikėjo jų, padėjo man ir taip toliau, tai aš ten, sakykime, iš tos pusės per daug nieko negaliu pasakyti. Jeigu tu jiem reikalingas, jie tavo chebra ir tu jiem naudingas, per kažkas tai siūlė ir man dirbti, taigi ten Klaipėdoj slaptosiuose tarnybose aš atsit labai jau drąsus, kietas ir taip toliau. Ne, sakau, chebra, jūs jau aiškinkitės patys. Aš sakau, verslininkas būsiu. Jūs būkit policininkai, aš būsiu verslininkas. Tai va, daug priežasčių iš tikrųjų, daug priežasčių, kodėl subrendo tas. Aš galiu pasakyti porą klientų istorijų tokių. Kai emigrantai tie tokie neturintys pinigų, aš emigravau ne dėl to, kad Lietuvoje neturėjau pinigų. Lietuvoje aš jau 25 metų milijonierius. Aš visada Lietuvoje, mano pajamos dabar iš Lietuvos eina. Aš Miami gyvenu iš Lietuvos pinigų, nes mano sugebėjimai yra labai geri 30 metų nekilnojamam turte. Ne? Kas nori dirbti su namais, junkitės. Tik tai namais galėsit prekiauti. Kas nori dirbti su namais nuo $500,000 ir į viršų su milijoniniais namais, tai uždirbsit po 20 000 ar daugiau per mėnesį. Ar ne? Kas su pigesniais namais irgi prašom po 10-15 tūkstančių mėnesį. Brokeriai, marketingistai 5-10 tūkstančių uždirbsit. Ar ne? Dirbam komandoje. Tai va junkitės. Kas norite palaikyti ryšį su manim ir pervažiuoti galbūt čia į Floridą, ar ne? Gyventi ir dirbti čia su nekilnojamo turtu, va turim jums sąlygą. Jeigu pradirbsit metus laiko su manim, išmokysit į savo vietą, paruošit žmogų per tą laiką dar, ne? Ten ilgai nereikia ruošti, 2-3 mėnesiai ir jau paruošit. Bet, sakykime, turit planų emigruoti čia, ar ne? Turiu aš ir kompaniją čia atidaręs jau, reiškia, galėsim sutvarkyti biznio vizą ar kažką tai tokią pradžią, ar ne? O po to jau po biškutį, pirmyn atgal bevažinėdami ir galbūt jau emigruoti pilnai. Pamatė mane va kaip pavyzdį, kokios čia galimybės vaikam yra, kokios klimato sąlygos ir verslo galimybės ir kapitalo ir taip toliau. Gal susidomėsit ir palikti tą Lietuvą ir jūs. Ir manau teisingai padarytumėt, nes atvirai, kas liečia Lietuvą, pas mane tokie dviprasmiški jausmai apima. Vienas, aišku, ir prisiminimai, vaikystės ir paauglystės, ta nostalgija tokia lygtai yra, bet, jau nebegražinsi, vaikystė praėjo, aš nebegaliu ją sugrįžti. Tik tas vietas galim nuvažiuoti, kad labiau iššaukti tas prisiminimus. Jaunystė irgi jau, kvailystė jau kaip ir paliko ten, ar ne? Bet, žodžiu, iš kitos pusės, tokių jau, toks kaip negeras rajonas, žinot, čia yra Amerikoje, negeri tokie rajonai, visaip juos ten vadina, ir geto, ir juodynas, ir taip toliau. Man tokie jau jausmai apima kartais, kad tokios Lietuvoje tvarka ir taisyklės yra tokios kaip juodynė, ne? Tarp, kur jau normalūs rajonai, normalūs žmonės, ten tokia jau tvarka yra, ne? O juodynė čia irgi nėra tvarkos. Tas pats, kas Lietuvoje, ir dar blogiau gal netgi. Tai va, tai tokie jausmai kyla. Porą istorijų, su klientai atvažiavo pas mane į biurą parduoti. Kai atvažiuodavo paprastai migrantai jau, išvažiuojami, reiškia, jie ten į gamyklas dirbti, išvažiuoja atseit laimės ieškoti. Grįžta po metų, po 2, po 5, po 10, pardavę jaunystę, pardavę sveikatą, kai kurie netgi gyvybę atidavę ten konverijų kažkur tai sulindę, įkišę komas gavę, nukritę iš nuovargių, iš išsekimo ir taip toliau. Išvažiavo į užsienį laimės ieškoti, ne? Gamyklose brangiai laimės nerasi. Tam pačiam užsienį reikia ieškoti veiklos protinės, tobulėti, mokytis ir tada tu galėsi susikurti jau tą geresnį gyvenimą. Gamyklose jūs, statybose, gamyklose laimės nerasi. Uždirbsit gal tų pinigų biškutį daugiau, ten kelis kartus negu Lietuvoje dirbdami, bet tai vis tiek yra ne tai, ko jūs norėtumėt, ar ne? Bet ateina pas mane į biurą vieni klientai. Ateina, parduoda namą prie pats geriausias, arčiausiai Baltijos jūros, kruiziniai laivai plaukia, matosi viską, žodžiu, ten prie molo.
Sakau, kodėl išvažiuojat? Sakau, toks geras namas parduoti, išvykstat. Sakau, čia jūs vis tiek Lietuvoje, toks jau žinomas žmogus. Sako, Dariau, mes mylim Lietuvą, tu teisus, mes mylim Lietuvą. Bet sako, Lietuva nemyli mūsų. Meilė turi būti abipusė. Kadangi Lietuva nemyli mūsų, tai mes, sako, nusprendėm išvažiuoti iš Lietuvos ir palikti Lietuvą. Nu ir išvažiavo. Emigravo, pardavė, emigravo. Po to ateina kita šeima, irgi labai brangų namą milijoninį parduoti, žinai, nori, viskas tvarkoja, žinai. Matosi tikrai verslų žmonės ir tokie intelektualai, viską, žinai, tokie super žmonės. Nuvažiavam namą apžiūrėti, namą superinis vieta ir taip toliau. Ir vėl aš jų klausiu, sakau, kodėl jūs išvažiuojate iš Lietuvos? Taigi labai gerai gyvena. Suprantu, kad kiti ten neturėdami pinigų važiuoja laimės ieškoti. Tai jie irgi nusišypsoja, sako, Dariau, mes tikrai čia gerai gyvenam ir mes čia nugyventumėm labai gerai iki senatvės. Mes važiuojam ne dėl savęs. Į Australiją išvažiavo. Mes paliekam Lietuvą dėl vaikų. Mes žiūrim 20, 30 metų, 50 metų į priekį ir mes matom, kad Lietuvoje niekada nieko gero nebus. Mes matom, kas vyksta, kokios jėgos, ką čia valdo, kokias verslo sąlygos, kokios tendencijos ir mes nenorim šitoje šalyje gyventi. Ir žmonės išvažiuoja, išveža kapitalo nutekėjimas, proto nutekėjimas ir štai ką mes turim, tai kas lieka, ar ne? Tai vat aš turiu jums klausimą, kodėl jūs dar Lietuvoje? Kas jūs laiko? Tėvus reikia prižiūrėti, pasamdykite auklę, slaugės arba įsitvirtinkit čia ir tėvus atsiveškit. Drąsos trūksta, atvažiuokit, protestuokit, ar ne? Arba dabar situacija. Lietuva, aš taip žiūriu į tos visos įmonės Ukrainos vėliava. Čia solidarumas, gal ne, čia viskas. Lietuva jau nebe Lietuva, jau Ukraina. Viskas, Lietuva, Ukraina. Ar ne? Jau Lietuvos kaip ir nebėra praktiškai. Ir tas bandymas karo kurstyti ir pasiruošimas gali būti Lietuva bus, jeigu kas nežinote, kaip čia tas karas prasidėjo, tai pasidomėkit. Mums čia vietiniai žmonės iš karto pranešė, dar net nebuvo karas prasidėjęs. Sako, karas tikrai bus. Amerika be sustojimo veža ginklus, veža tankus, viską, veža visur, pakuoja, kaip bambioškė. Karas turi neišvengiamai būti, Amerika jį inicijuoja. O ką palaukit, kas čia sakė? Pirmą atseit Rusai užpuolė Ukrainą, o po to jau Amerika visko privežė. Ne, viskas buvo jau privežta iš anksto, ar ne? Nu ir po to Amerika sako, kovosim iki paskutinio ukrainiečių. Galbūt nepavyks jiem ten taip, kaip nori, ar ne? Galbūt jie norės kovoti ir iki paskutinio lietuvio. O Lietuva praktiškai jau antrąją Ukrainą, visos įmonės, visur Ukrainos vėliavos. Tai kažkaip tai nesinori man tokioje šalyje gyventi. Arba, aišku, tie visi mokykloje iškrypimo skatinimai ir taip toliau, tas parsidavimas, žinai, narkobiznio skatinimas, farmacijos skatinimas mokykloje. Tas toks žemo lygio, čia irgi visokio brūdo yra, bet kadangi yra 330 milijonų gyventojų, ne milijonas, 330 milijonų gyventojų, jaučiat skirtumą. Populiacija milijonas, pusantro, kiek ten Lietuvoje belikė, ar ne? Ir 330 milijonų. Lietuvių Čikagoje lietuvių vien yra, sakė, virš milijoną jau suvažiavę. Vien tik Čikagoje, ar ne? Tai vat įsivaizduokit, čia galima kažkaip tas nišas susidaryti, ar ne? Arba aš dar taip sakau, žiūrėkite, išeikite į Lietuvoje į gatvę, pakalbinkit 10 pensininkų, 70-80 metų, paklauskit, kaip jiems sekas. Turbūt ne kaip, ar ne? Ar jie turi milijoną, 2? Ne, neturi turbūt, ar ne? Ar jie turi ką pavalgyti, apsirengti? Ne, turbūt neturi, ar ne? Jeigu aš čia dabar nueisiu savo kieme, pakalbinsiu, kadangi prie vandenyno, tai čia ko gero už 10 žmonių beveik visi turės rimtas santaupos senatvėje. Beveik visi turbūt.
turės po pusę, po milijoną, dar kažką, nekilnojamas turtas po milijoną ar daugiau vertas, ar ne? Vat tau ir pensininkai. Kieno pensininkai, kuriuo pensininku? Tai aš taip sakau, vat aš eisiu čia pakalbinsiu pensininkus, čia mano ateitis. A jūs pakalbinkit savo gatvėje pensininkus, ten jūsų ateitis. Kokios ateities labiau norit? Žiūrėkit, brangieji, 10, 20, 30, 50 metų į priekį. Ne tik apie save galvokit apie savo vaikus ir anūkus. Ar ne? Vat jums ir atsakymas, kodėl aš atseit, kaip jūs galvojat, pabėgau iš Lietuvos. Tai buvo sąmoningas sprendimas, mąstant į perspektyvą. Dešimtmečiais, o gal netgi šimtmečiais. Nors gimiau, augau Lietuvoje, bet kažkaip planų nesiejam su Lietuva. Niekada. Sako, nespjauk į vandenį, visko gali būti, gali prasidėti reformas ir taip toliau. Dar man tokia kyla, jeigu kada nors, nebent šalies lyderių, šalies vadovų būti, ar tai prezidentas, ar kas, galbūt, jeigu žmonės tikrai norėtų, jeigu didžioji dauguma balsuotų, galbūt ir tai labai abejoju. Nes čia tik tokiu atveju, jeigu nuo vadovų, nuo prezidentų kažkas priklausytų. Pažiūrėkit jūs Lietuvos prezidentą. Pažiūrėkit į šitą, kaip pavadinti, apgailėtiną asmenybę. Negi jie tikrai galvoja, kad žmonės visi kvaili, visi idiotai. Negi jie galvoja, kad tų protingų žmonių, jų nereikia paisyti. Žiūriu, sutemo visai, reikėtų man biškį šviesą gal įjungti. Tai va, nes, klausykit, iškrypėlius ordinus įteikė visokiem iškrypėlėm, porno žvaigždėm, ten Ukrainos tam lyderė, ne, porno žvaigždė, ten šokėjas ant scenos, nu jis ateina dabar šalies lyderis, tam ordiną. O jau atseit, kaip jūs čia drįsot, ta Povilas Vanagas ir Margarita Drabeska kažkur sušoko, viskas atėmė jums apdovanojimus, Lietuvos prezidentas. Iškrypėlis bučiuoja, apkabina, čia šalies prezidentas. Ir jiem nusišikti, jie galvoja, durniam prilips. O protingai žmonės tiesiog yra ignoruojami. Intelektualų žmonės ignoruojami. Tai va, kadangi šičia geriausias pasaulio šachmatistas, žiūrėkit, čia jo rodikliai, kas šachmatai žaidžia, 2100 su viršum, nuo 1100 iki 2000 taškų meistrų patapo per vienus metus. Per vienus metus. Nu, iš vis dabar jau 2,5 metų šachmatai žaidžia. Nacionalinius Amerikos meistrus aplošinėje yra meistrų, kur nie kartą dar nesugebėjo prieš mano 10-metį vaiką laimėti. Nes čia skatinamas intelektas, brangiai. Čia skatinamas. Čia vertinimas. Amerikoje yra tokia H1B viza, vadinama genijaus viza. Amerika gudriai sugalvojo. Jeigu tu nori sukurti galingą, protingą imperiją, ar ne, sutrauk viso pasaulio protus. Tai ir jie siurbė, jie pastoviai kiekvienais metais siurbė, jie savo protų kam auginti, ilgai užtrunka. Jie surenka visus geriausius protus iš viso pasaulio, iš Kinijos, iš Indijos. Žiūrėkit, nuvažiuokit į Silicio slėnį, kur yra Google, jeigu kam yra tekę. Aš ten metus laiko gyvenau Berkeley, ar ne, Kalifornijoje. Reiškiasi, kiniečių, indusų pilna, ten taigi Google, Google, Facebookas, visos tos YouTube'as, Tesla ir taip toliau, LinkedInas, visos tos geriausias technologinės internetinės kompanijos ten, tos multimilijardinės kompanijos. Mes Berkeley mane nuvedė vienas žmogus, sako, einam, aš tau kai ką parodysiu. Sako, žiūrėk prie universiteto, ženklai, paskaityk, kas ten parašyta. 8 parkavimo vietos, žinot, kas ten parašyta? Kad parkintis prie pat universitetų įėjimo gali tik tai Nobelio premijos laureatas. 8 vietos. Paprastas profesorius geriausiam pasaulio universitete negali. Geriausias Stanfordas, Berkeley, čia yra geriausi universitetai pasaulyje, ar ne? Vieni iš geriausių, taip vadinkim, jie ten ginčijasi, ar Harvardas, ar Stanfordas, ar taip toliau. Nu ir vieno žodžio, va šitaip yra vertinimas protas, šie jie siurbia, perka, priima žalias kortas, jeigu tu esi sportininkas, bet koks lyderis, sportininkas, programuotojas geriausias, štai tau žalia korta, važiuok čia. Važiuok čia, sutvarko lengvai dokumentus, jie siurbia protą, jie vertina čia protą. Lietuvoje iš šito genijaus yra vagiamas turtas.
ir vagia Lietuvos statybinės bendrovės kartu su miesto merais ir taip toliau. Nu, tai ar tikrai mums faina yra tenai būtų Lietuvoje gyventi, kaip jūs galvojate? Ar ne? Ir visų pirma, mes neturėtume tokių galimybių. Čia turnyrai po turnyrų. Aš nematau jokių problemų, aš galiu investuoti. Investavau jau 60 000 jo šachmatus. Reikia važiuojami į Filadelfiją, į Vašingtoną, kur reikia, Karolainą, čia pastoviai Floridai turnyrai, samdau trenerius geriausius, ar ne kokius čia galiu atrasti. Nes verta investuoti. Jam jau visi tie Stanfordai, visi tie universitetai, jie jau prašom, ateik studijuok, jam tą scholarship, kaip ten vadina, duoda. Jau ateik studijuok, čia tu būsi mūsų studentas, tau net nereikės mokėti. Atseit mes sakysim, kad čia mes tave paruošėm, ar ne? Jie jau girsis, kad jie pats geriausias šachmatistas pasaulyje, pas juos mokosi, kaip faina, visi kiti, prašom irgi važiuokit. Nu, irgi jie ten marketingą išmano, ar ne? Bet ten geriausi profesoriai, tikrai ten verta studijuoti, ten labai brangiai kainuoja, ten prezidentų vaikai mokosi, ten visų politikų vaikai, jau išrišėjai ir taip toliau. Tai va, tie šachmatai verta investicija čia Amerikoje, Lietuvoje, kad po to iš jo turtą atimtų, kad po to, nu, kodėl, va, jūs man parašykit komentaruose, kodėl aš turėčiau gyventi Lietuvoje, kodėl, jeigu aš galiu negyventi. Jeigu mes galim normaliai gyventi Amerikoje, ne? Tai va čia kas, jeigu galvoja, kad pabėgom, ar ne? Jums reikėtų pagalvoti. Jūs mokat mokesčių šitoje šalyje. Šiandien kalbėjau su, reiškiasi, ligoninėje dirbanti moteris, turi su sveikata problemų po skiepo, rimtų sveikato problemų susimarmaliavusi, ne? Ir tai jinai man pasakojo, kaip sako, vaikai kalbėjo, bet sako, man taip intuicija sakė, kad nereikėtų, kad sako, ėjo ten eilėmis, sako, kol reiškiasi, ne pirštinių, sako, pradžioje neturėjau nieko, ir sako, sveika, nieko neužsikrečiau, nieko, viskas buvo gerai, bet sako, tik tai suleidau, iš karto susirgau. O dabar turi rimtų sveikatos sutrikimų. Sąnariai, sakė, ten artritai ir taip toliau. Iš karto po to prasidėjo. Taip nebuvo, iš karto po to prasidėjo. Nu ir turbūt jau tokių istorijų jūs girdit labai daug. Žiūrėkit, surenka iš jūsų pinigus. Ir dar jinai papasakoja, kad mažina, uždarinėja visus skyrius, naikina ir taip toliau. Žiūrėkit, sodros, kokius pinigus sodros, ar ne, paima nuo jūsų atlyginimo. Ir tai kur tie pinigai dingsta, 100 milijonų išleidžia, po to, tipo, nereikia, tiek to išmesim, ar ne? O 100 milijonų kapitalo padaryta. Prasuko, iš jūsų atėmė tos pinigus. Pavogė iš jūsų tos pinigus. Ir ką? Jums faina? Man tai būtų ne faina. Reiškiasi, dar genocidą vyktų, dar žmonėms sveikatą sugadino. Man būtų ne faina. Jums faina? Man tai ne. Reiškiasi, ima didelius pinigus, o sveikatą, tai palaukit, tada už ką ima pinigus. Reiškiasi, viską mažina, reiškiasi, jau jums nebesuteiks tų sveikatos paslaugų, kur anksčiau būdavo, bet 30% jūsų atlyginimą paims. Nu, kas čia per du bairiai? Brangiai, kas čia per du bairiai? Jums tai patinka? Man nepatinka. Čia tu turi mokėti pinigus, tai bent jau žinai, už ką tu moki. Ar ne? Nu ir Lietuvoje dabar jau turi mokėti pinigus. Nu jūs mokate, nuo jūsų atlyginimo labai didelius pinigus kiekvieną mėnesį man. Tai va, kodėl? Galbūt todėl ir palikau aš Lietuvą. Ir galbūt todėl ir nesvarstom galimybės grįžti į Lietuvą. Bet aš dirbu su Lietuva. Aš mokau agentus, mano mama buvo pedagogė pradinių klasių mokytoja, aš esu pradinių agentų mokytojas, bet ir aš esu labai brangus mokytojas, kas jau žinot, ar ne? Bet už tai paruošiu aš toj Lietuvoje, ištraukiu žmonės iš ubagyno, ištraukiu iš gamyklų, iš taip toliau, kur skolose sėdi ir taip toliau, išmokau to nekilnojamo turtų, išmokau prekiauti, išmokau pasitikėti savim. Išmokau neleisti žulikėlėm visokiem lipti ant galvos tokį charakterį. Tie, kurie biški parodo charakterį, gerai, jie pusę velnio gyvena toje Lietuvoje tikrai jau neubagai.
Ar ne, ateina kai kurie neturi ką pavalgyti normaliai. Vaikam pėdkelnių neturėjo, vienas brokeris Kėdainiuose pėdkelnių. Sakau, kas tave motyvavo, tai jis pasakoja, sako, mane motyvavo, kai paskambino iš darželio ir pasakė, kad vaikui dukrai turi nupirkti naujas pėdkelnes, yra praplyšusios. Sako, ir kas svarbiausia, aš žinojau, kad jos praplyšus, bet sako, Dariau, aš tikrai neturėjau pinigų. Aš gaudavau tik 500 ten Krekenavai, dirbdavau 500 tuo mėsą išpjaustinėdamas. Ir kiekvieną mėnesį turėdavau iš mamos skolintis dar dasidurti maistui. Apie kokias pėdkelnes, vaikai nuskūrė, pas jį 3 vaikai. Kas svarbiausia, kompiuterį mokslą baigęs. Bet va, toks užspausti, užgniužinti ir taip toliau, netiki niekom ir taip toliau, dirba gamykloje, ne? Galvoju, nors mėsos pasivoksiu vaikam, ne? Nu ir va tokius žmonės paima, pastatau ant kojų, jie to nekilnojamo turtą po to prisiperka, jie uždirba ten po 5, po 10 tūkstančių, pradeda uždirbti, investuoti pradeda. Dabar su namais dirba, va, kas norit rimtai, kas išgirsit, kas norit rimtai, toj pačioj Lietuvoje, jeigu norit uždirbti 10 kartų daugiau negu šiai dienai uždirbat, arba turit planuoja emigruoti, nu tai va, palaikykit ryšį su manim, išmokysit, patys atidirbsit metus laiko, išmokysit į vietą žmogų ir organizuosim jums biznio vizą, sutvarkysim viską, važiuokit čia, bandykit čia dirbti, su to nekilnojamo turto irgi galima pirkti, parduoti, čia atsidaryti įmonę, čia nieks netrukdo. Bet kai, žinot, kai nesibandęs atrodo baisu, man tai čia atrodo smulkmena. Aš jau 20 metų taigi gyvenu toj Amerikoje, ne? Nu va, toks jums yra atsakymas, kodėl aš nusprendžiau, ir aš, ir mano žmona, nu, sūnus jau gimęs čia, tai jisai jau kaip ir neįsivaizduoja turbūt tai Lietuvoje gyventi. Nors kalba puikiai lietuviškai, kalba angliškai, kalba rusų kalbą net įvaldę, ne? Mokom sūnų namuose. Niekas mums neknisa smegenų, galim homeschoolingą daryti, nei tų skiepų, nei dar kažką nereikia. Niekas Lietuvoje bijo, sako, vaikų teisės kažkokios, kokios vaikų teisės. Gyvenam ginkluotoj šalyje. Reiškia, čia tos institucijos labai pagarbiai žmogų žiūri, nes yra atveju, gauna kulką, visokie tarnybininkai ir policininkai tarp akių gauna ir baigėsi jų mandrumai, ar ne, visi čia ginkluoti iki dantų yra. Reiškia, todėl čia turi būti tvarka. Lietuvoje, nu ką, Lietuvoje tas kelis pasilikusius ubugus galima dulkinti kiek tik tai nori, žinai, nu, ir jums visa situacija. Tai vat mano klausimas, kodėl jūs dar neišvykot? Rašykit komentaruose, kodėl jūs dar Lietuvoje. Aš kiek bendrauju, vieni sako, iš tikrųjų daug kas nepasitikė, bijo. Lietuvoje silpnai jiems sekasi, jie galvoja, kad ir užsienyje jiems sunkiai seksis, ar ne, drąsesni jau išvyksta padirbėti tos fizinius darbus. Kiti tėvus turi prižiūrėti, kaip ir teisinga atrodo, reikia tos tėvus numarinti, bet iš kitos pusės vėl, jeigu dėl tėvų numarinimo gyventi, tai vėl negerai. Man taip atrodo, nu mums, sakykime, toj vietoj gal pasisekė, nežinau, ir mano abu tėvai numirė, ir žmonos abu tėvai numirė yra, tai mums jau nereikia nieko nukaršinti, numarinti. Ten mes, kur mes jau esam, ten mes ir esam šeima, ar ne? Miesto meras va kviečia, Akerą kviečia, šachmatai sužaidė, kviečia po savivaldybę pavaikščio, tokius kaip ryšius jau užmesginėja su mažu vaiku, kadangi jis yra išskirtinis, ar ne? Jis jau į ateitį žiūri čia Amerikoje, nors dar 10 metų vaikas, bet jie jau supranta, kad kažkada jis bus 20-30, ar ne? Galbūt gerai į savo pusę patraukti, visi, žinai, žiūri stipresnius lyderius tokius, ar ne? Ar Lietuvoje įkviestų merai, ką žino, abejoju. Nu tai va tas toks lygis, žinokit, nevertinamas nei intelektas Lietuvoje, nei pagarbos nėra, nei vaikų turtui, nei intelektui. Ir kažkaip tai, net jeigu, sakyčiau, man lieptų Lietuvoje gyventi ir mokėtų dvigubai daugiau pajamų, garantuotų, ar ne? O Amerikoje dvigubai mažiau, aš sutikčiau už dvigubai mažiau čia Amerikoje. Ar ne? Čia taip pat kaip atvažiuoja iš Kinijos. Kinija bando vis pavogti iš Silicijos slėnį tą Facebook'o, Google darbuotojus. Tai jie atvažiuoja ir siūlo dvigubai didesnius atlyginimus. Reiškia, kad jie važiuotų į Kiniją, tie programuotojai. Ir atsisako amerikonai. Reiškia, jie geriau bus Kalifornijoje, normalioje įsivyščioje šalyje, negu važiuos į šunyną kažkur tai, ar ne? Kur šunis valgo, žmonės savo geriausią draugą valgo.
reiškia, ir šventės turi netgi to klausimu. Tai va, vis tiek ne viskas yra pinigais matuojama, yra daug parametrų. Yra ir tos laisvės, aišku, daugiau, ir gyventojų skaičius didesnis, ir galimybės tos tikrai didesnės, ypač jeigu tu esi darbštus, drąsus žmogus. Nesuprantu, kodėl jūs gyvenat Lietuvoje. Tikrai nesuprantu. Nebent tikrai, va, tėvus prižiūrėti ir taip toliau. Arba jūs neturi didelių tikslų. Užteks ir tiek. Ai, tas gyvenimas trumpas ir nugyvensim. Visi ir tie turintis didelių pasiekimų ir daug gyvenime pamatę ir nuveikę, ir tie numirs, ir žmonės, kurie nieko nenuveikė gyvenime, irgi numirs. Nu tai va, jeigu mąstyti taip, tai atrodo galima numirti bet kur, ar ne? Ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Bet man atrodo, kad vis dėlto skirtumas yra. Skirtumas yra ne tai, kad mes vis tiek numirsim, bet skirtumas kaip gyvensim. Man atrodo, kad tas gyvenimas, ką mes čia nuveikėm, čia tokia kaip patirtis, kaip informacija, kurį mes tokį turi pamastymą, tokią filosofiją. Galbūt, aš tai nežinau ir manau niekas nežino. Galbūt tai, kaip mes čia nugyvenam, ką mes čia sukuriam, kai mūsų kūnai suyra, aš turiu tokią fantaziją, galbūt mes išsinešam į tą kitą pasaulį, išsinešam tą patirtį, išsinešam tos pasiekimus, išsinešam tą savo indėlį, kurį padarėm, kažkokį nusinešam tenai, kažkokie stipresnės sielos galbūt nueinam. Nu taip galima būtų fantazuoti, o gal nieko nėra. Bet kokiu atveju, net jeigu ir nieko nėra, tai man atrodo, visi gimstam ir visi mirštam. Svarbiausia yra ne tai, kad gimstam ir mirštam, bet svarbiausia yra kaip gyvenam. Tarp tų dviejų taškų, ką mes galim parodyti, tas ir yra labai svarbu. Kągi, žiūriu, pilnai jau sutemo pas mane, tai toks prisipažinimas, kodėl palikom Lietuvą ir kodėl galbūt niekada į ją nesugrįšim. Nei aš, nei mano vaikai, nei mano anūkai. Bet lietuvių kalba, manau, keliausia iš kartos į kartą. Keras kuo puikiausiai kalba lietuviškai, ir angliškai, ir rusiškai dar išmoko, ne? Kad kieme su vaikais žaisti, kadangi jos smegenys dirba labai gerai, tai jam jokių problemų per 2 savaitės įvaldė rusų kalbą, nu tokią šnekamąją tą kalbą, ar ne. Bet kuo puikiausiai susišneka, supranta, apie ką eina kalba, esmę tikrai jau supranta. Tai va, ir tiek žinių. Jeigu kam patiko mano filosofija, aš buriu stiprią komandą dabar diktai su namais dirbti Lietuvoje. Junkitės, kontaktuokit mane, rašykit man, pridėkit prie Facebooko, namų brokeriai, pridėkite prie mano Darius Overlingas Facebooką galit pridėti, arba namų brokeriai, du atskiri žodžiai, arba Facebookas, namų Darius Overlingas, arba prie Skype'o pridėkit namų brokeriai, YouTube'ą prenumeruokit namų brokeriai, jeigu kas rašykit komentarus, arba skambinkit telefonu 8660-22120, arba e-mailu rašykit elektroniniu paštu top.personalas@gmail.com. Mums reikia visuose miestuose tiek brokerių, tiek marketingistų, tiek telemarketingistų, ir aktyvius pardavimus daryti, ir asistentais būti. Žodžiu, tikrai mums reikia žmonių, bet reikia gerų žmonių, nereikia tokių, kad duok man darbo, aš čia atstumsiu valandas. Reikia, kas nori kažką daugiau pasiekti, va tokių aktyvių, siekiančių žmonių, veiklių žmonių, kurie nori tobulėti, augti. Pinigai yra labai geri, čia pinigus visi mes labai gerus uždirbam, ypač dabar, kai perėjom dirbti tik tai su namais, tai pajamos yra didesnės 5 kartus negu kad buvo su butais. O jeigu žiūrėsit mano, kas žiūrėjot jau iš seniau, būtų tos pardavėjus, tai labai gerai uždirbdavo kai kurie brokeriai ir susitaupydavo labai gerus pinigus. Kągi, ačiū jums išdėmesi. Rašykit man komentaruose, kodėl jūs dar nepalikot Lietuvos. Aš atvirai pasakius, bent jau savo, dėdamas tos pliusus ir trūkumus, nematau nieko, ką man duotų Lietuva, išskyrus tai, kad
Aš nuo 21 metų pradėjau dirbti su nekilnojamo turtu ir dabar jau turiu 30 metų patirtį su Lietuva, su Lietuvos nekilnojamo turtu. Tai aš jau, man net pačiam nereikia per daug daryti, aš perduodu tas žinias ir mano brokeriai auga kaip ant mielių. Aišku, aš bendrauju su klientais, jie sujungia mane per Skype, aš pabendrauju, padeda sutartis pasirašyti ir todėl tas progresas yra labai greitas pas mano brokerius. Tai va, jeigu kas svarstote galimybę pradėti Lietuvoje gerai gyventi, tai aš manau, čia labai gera galimybė. Jeigu kas svarstote galimybę į perspektyvą palikti Lietuvą, o galbūt ir privers jūs palikti Lietuvą, nes labai jau apie tą karą šneka jau čia labai garsiai. Tai aš manau, reikėtų jums tikrai numastyti atsarginius variantus ir galimybę pas mane pradėti.